Su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime, ką papasakos kortelės. Kažkas bijo. Ko čia gali bijoti? Ko bijai? Kažkas bijo permainų. Su kuo tai susiję? Kažkas labai pergyvena, kad pasirinko kažkaip neteisingai, kad pinigai laimės neatneš, bando rinktis jausmus. Pasikeitė perspektyvą į moterį, ją karūnuoja į sostą, sodina. Dabar kodėl rodo jausmus kažkas, nes išvyko tai su juo. Dabar suprato kainą viso to, ką padarė jie. Bijo nusivilti. Žmogus bijo nusivilti, kad per daug ilgai laikė jausmus. Kažkas bandė laviruoti tarp vienatvės, įsipareigojimų, galvojo, gal turi daug pasirinkimų, svarstė gyvenimos perspektyvas ir kažko tai neradęs, bandė per jėgą kažką laikyti drauge, kaip draugystė, bet artimiau. Kažką duodavo galbūt. Ir jautėsi jisai kaip savo vietoj, kur galėjo augti ir kilti, nors yra tik tai, gali būti jaunas žmogus arba neišmintingas žmogus, toks pažas, jisai yra silpnas žmogus. Jisai vadovaujasi kitų nuomonė. Nemato tiesos ir nenori matyti, o aplink vandenynai, aplinkui yra labai daug emocijų pas jį. Pyksta ir greitis jam yra kaip malonumas. Pinigai gali vilioti šį žmogų, naujos pradžios gali vilioti. Atremti gali ne vieną mūšį. Bet kažkodėl jausmų, pasiūlymų jisai nelabai tikisi iš kitų ir nelabai priima kažkokios tai nuomonės ir panašiai. Jisai geriau pats neša, ką turi, nes žino praeityje kažkokioj kelioniai buvo labai sunku. Galbūt turėjo viską, bet jam kažkas kažkada sakė, kad bus pralaimėjimas. Jisai galės daryti, ką nori, žvelgs į savo kažkokius tai dalykus sukurtus, bet tai bus jau pabaiga. Todėl reikia veikti greitai. Ir ką jisai padarė?